Nustok žiūrėti žinias. Žinias yra pilnas visokių nesąmonių. Jos yra pilnas negatyvo ir pilnas kuo baimis. Gyvenimas ir pasaulis yra du dalykai. Meilė arba baimė. Nėra taip, kad meilė arba nekentėjams kažkoks pyktis, kažkoks ne. Baimė ir meilė. Kaip tu žiūri žinias, kompetas žinias pastovė rodo. Nesąmonės, pastovė kažkas negatyvo, kažkas blogai atsitiekia, kažko reikėtų bijoti, kažko reikėtų saugotis, kažkam reikėtų ruoštis, vis tokiai dalykai. Ir kol tas dalykas padaro, tu patiki tojais dalykas, ir tas tam tau realybė, tu pradedi bijoti. Tu išspinduliauji vibraciją, dažnį, kuris atitink baimę, kad jis yra labai žems. Ir ko to pasiekoji, kas atsitink, tu pritrauki savo gyvenimą būtent tą dalyką. Tu būtent pritrauki šitą baimę. Pavyzdžiui, dabar, per televizorius galbūt daug kas sako, oi, čia dabar visi COVID serga, čia reikia saugotis, čia tas ir tas. Arba ten koks nors karas prasideda, arba čia jau atskrenda tie ateivė, mumis visus sunaikinti. Ne, ir dar sykį ne. Jeigu tu tiki to, jeigu tu įsijungi tos baimės, ton dažnį, tai tas ir taps tavo realybė. Pradėk rinktis meilę, pradėk džiaugtis gyvenimu ir matyti pozityvą. Tai tada ir pritrauks tą